Sveikas atvykęs į antrą Hačen Loop dalį. Tai viena įspūdingiausių kelionių mano gyvenime. Jei čia pirmą kartą, labai rekomenduoju pradėti nuo pirmos serijos. O jei grįžai, ačiū už palaikymą. Tavo komentarai ir like padeda mano kanalui augti. Leidžiamės į kelią, smagaus žiūrėjimo. Atsigauti iki rytojaus. Hello. Hello. Hello, today second day together. Second day together, yeah. Taip, tai dar viena diena Rojuje išaušo, savijauta žymiai geresnė, netobula, bet žymiai geresnė. Apsirengiam visi džemperius, nes šaltesnė diena, tai pradedam savo kelionę antros dienos. Tai oras šiandien, saulės nėra visiškai, bet matomumas geras. Kalnai atrodo mistiškai, pasikavoja už debesų, tai labai gražu. Mano kamera nėra waterproof, tai aš manau, kad man reikia jau pereiti į GoPro filmavimą. Bet žiūrėsim dar, kai pasileisim apačioj, gal apačioj geresnis oras bus. Matot šitą upę, tai reikės mums nusileisti į apačią, tais vat keliukais ten, kur yra, ir plauksim su valtimi pasigrožėti upę. Coi lời nói của tao ra im mày rất là tao. Em ăn đâu rồi? I believe it doesn't matter, man. I know. That's good. Atvykome į debesų pievos kambariuką, varysime pasiplaukioti laiveliu. Labai daug žmonių čia, labai daug. Reikėjo išgerti vieną paracetamolio tabletę, 500 dabar susileidau į save, nes keisti dalykai pradeda vykti, nervina, šiaip žiauriai blemba. Ryte atsikėliau, taip lyg gera ta savijauta buvo, dabar jau vėl prasideda, bet nieko, grįžtam į paracetamolio vartojimo nuotaiką. Tai dabar savijauta bus taip, bangos. Aš pamečiau savo grupę, kol šitas kameras įsitraukiau. Ir dabar jau nebelyja vėl fainas oriukas, mačiau kaip kelius čia tiesia, tai tas vienas ruožas buvo nemalonus ten. Kliošys visokios purvas, visos kojos apsinešusios. Bet menkas nepatogumas palyginant su mano savijautėlė. Nu ką, žiūrim, kas čia dabar vyksta. I believe we will go with this one. Man čia kažkur reiktų lovos prigult. Nu bet kas čia per nesąmonė, 6 dienos intensyvesnio keliavimo, mažiau miego. Pamiegojau vieną naktį po kondiškę ir peršalau, nesąmonė. Kažkokia nesąmonė čia blemba. Atvyko mūsų karietukė. Vienintelis dalykas, apie kurį dabar svajoju, tai lova. Bet lovos dar ilgai nematysiu. Nu kaip šiandien ir rytoj. Dar tikrai nematysiu. Blemba, negerai čia šita kelionė. Tu mielas šuniukas esi, labai mielas.
Paracetamolio tabletė, tokie vaizdai man už nugaros ir man tas vėl gali jaustis gerai. Limituotą laiką žinoma, bet tikiuosi, kad ilgai tas paracetamolis mane stimuliuos. Aš labai laukiau šito laivo turo, labai norėjau pajusti tą kalnų didybę iš kito kampo, iš apačios. Pažiūrėkit, kokio dydžio šitie kalnai. Dvyniai. Dvi seselės per kalnelį nesueina. Kas? Dabar esu vidury tarp šitų dvynių. Dydis jų yra tiesiog neįtikėtinas. Viskas, medžiagos, manau, šito laivo yra prifilmuota daugiau negu reikia. Metas pasimėgauti šitą žavę akimirką. Atsimenu tas istorijas, kur močiutės ir seneliai pasakojo. Man į mokyklą reikėdavo eiti valandą tarpusnis per kalnus, tai aš manau, kad tokie dalykai čia vis dar vyksta, nes mes važiuodami čia matėm labai daug, ta prasme, vaikų tiesiog eina su kuprinėm, su knygom ir aplinkui, nežinau, kilometrų, 2 kilometrų gal net daugiau nieko nėra. Tiesiog, ta prasme, jie tiesiog čia taip vaikšto, slampinėja, ta prasme, tai aš manau, kad tos senelių istorijos čia, jos tikrai yra realios, kad jiem reikia eiti į mokyklą labai ilgai. Dar vienas keistas faktas apie vaikus šitose kalnuose, tai kad jų veidai, ta prasme, atrodo kaip suaugusio žmogaus, berniukai ypatingai. Gaila labai, kad neužfiksavau ir negaliu jums parodyti šito fenomeno, bet maži berniukai, kokių 4-8 metų, iš veido atrodo gerokai vyresni nei yra iš tikrųjų. Tai lemia genai bei klimatas. Šios atšiaurios gyvenimo sąlygos palieka žymes dar vaikystėje. Nuo mažens jie dirba laukuose, vaikšto didelius atstumus, gyvena dūmuose ir vėjyje, dažnai stokodami maisto ar poilsio. Jų mityboje ypatingai trūksta baltymų. Jų veidai greitai subręsta. Čia kalnai išmoko suaugti anksčiau, nei prasideda vaikystė. Šitas ruožas yra labai išlikštus, labai. Nes čia kelia tiesi. Dar vienas miestelis pasislėpęs kalnuose. Einam pasistiprinti, pavalgyti ir pasimėgauti maistu ir pilnu skrandžiu. Oh yeah! Maistelis atvažiavo. Jautiena gerai atrodo. Daržovės gerai atrodo. Šparaginės pupelės vakar buvo skanios. Okay. Randa mūsų maistelis. Gamina viską. Gavau piktą žvilgsnį, man atrodo. Ai ne, viskas okei. Leidžia filmuoti. Super. Nu tai tada įkišam tą kamerą jau. Hello. Jeigu čia jau taip jau draugiškai sutinka. Tai va dėl to skanus maistas, kad buvo pagamintas su gera intencija, su gera nuotaika. Vyksta vaistinės paieškos. O kol kas tai nesiseka. Nežinau, ar tokiai vietai norėčiau dantis tvarkytis iš tikrųjų. Neatrodo labai patraukliai. Ta prasme, čia tų stomatologijos kabinetų ant kiekvieno kampo. Čia yra mūsų restoranas, kur mes valgėm pietus, o čia yra Ausienos vaistinė. O aš, durnelis, ėjau tiesiai ten. What is it? Tiffy, what is for? Amoxicillin. I have this. Nu va, labai maloni moterytė, patarė visokių čia vaistų. Šitas 2 kartus dienoj, šitas irgi 2 kartus dienoj. Paracetamolio sakė negerti ir strepsilis su oranges. Būsiu kaip naujas. Išleidau 80 000, tai čia 3 eurai man labai patinka, kad šitam
miestelį jie neskemina vaistinėse, nes pavyzdžiui didesniuose miestuose tai ten prisiūlo visokių ten produktų, žolelių arbatų, tos žolelių arbatos kainuoja kosmosą. Nu, tipo, Indonezijoje irgi ten atsimenu, vienoj vaistiniai sako 20 eurų vaistai už pakelį, kitoj euras. Čia ateini, mažos kainos, malonu. Dabar važiuojam pasidėti daiktų į savo viešbutį ir iš tenai važiuosim prie Krioklio. Tai aš manau, gal nesimaudysiu, gal nerizikuosiu. Norėčiau labai, bet... Vau, mes taip aukštai esam iš tikrųjų. Aš dabar supratau, nes... Čia vaibelis geras. DJ-auja bičiukas. Deliverina muziką. Ir aš iš karto einu jau užsimsiu vieteles čia. Prie šito gėrio. Va, tokiais vat keliukais važinėjom. Jeigu nori, galima čia ir karaoke padainuoti, vat. Father and son trip, yeah? Nice, guys. Wonderful. Prasme, aš Vietname karaoke dainavau jau gerokai daugiau negu Lietuvoje per visą gyvenimą. Čia tiesiog neįmanoma nuo tos karaokės pabėgti. Vietname išprotėję jie dėl karaokės yra. Čia po šitos kelionės reikės masažų komplektą užsisakyti. Nes jau darosi nepatogu labai. Vis jau taip karts nuo karto pradedi laukti vis kito sustojimo jau. Nu, gal jau. Nu, čia buvo labai šlykšti atkarpa, blemba. Žiauriai šlykšti. Arba jau tiesiog nuovargis čia jau diktuoja sąlygas. Bet sustojom, kaip visada, atspėjot gražioje vietoje. Čia šitoj vietoje tai net sunku suprast, kur dangus, o kur kalnai prasideda. Reikia megztinį nusimaut žiauriai karštą jau, nes saulytė išlindo pasisveikint. Dar vienas sustojimas kavinukėje. Tokių vat kavinukių yra čia ant kiekvieno kampo realiai, kai tu važiuoji tuo Hadžanglūpu. Ir kiekviena kavinukė gali pasiūlyti tikrai unikalų ir neregėtą vaizdą. Reikia eiti nusipirkti man egg coffee, kiaušinių kavos. O, čia net yra suvenyrų visokiausių. Kavos jau, ką aš čia darau. Simčia, I would like to have egg coffee, please. Hot, please, yeah. 45, all right. Va, čia yra vietinis tabakas. Šiaip labai skaniai kvepia. Ir yra tokie kaip pypkės. Ir jie tą tabaką per tokias pypkės rūko kaip pašėlę ant kiekvieno kampo. O mano kofė jau atkeliavo. Gerai atrodo. Vyksta nelegalūs užsiėmimai. Man atrodo. Ar žaidžiama iš pinigų? Einu pasimėgauti savo kofį. Esu Danangė pirkęs kofį, bet šiaip truputėlį kitoks pateikimas čia pateikė kaip traditional Vietnamese kofį. Kiaušinių kava. E-coffee va subėga iš čia
Viskas į vidų. Viršų jau galima nuimti ir mėgautis kava. Va, viršų nuėmiau, galima jau pasimėgauti. Nes šiaip jinai labai saldi būna, šiaip su cukru nieko nevartoju, bet dabar galima. Sergu, tai galima pasilepinti kaip pridera. Ir labai keista konsistencija, kaip su kiaušinių baltymu, taip tokia puri. Labai skani kavytė. Aha, saldu tai, bet labai gardu, kaip desertas. Atkeliavom į dar vieną vietelę, į dar vieną miegojimo vietą. Dabar yra 4, tai greitai pasidedam daiktus, persirengiam ir važiuojam prie Krioklių. Ir šita vieta jau tokia, kur aš mačiau iš TikToko, to jau parodysiu. Čia labai gražūs vaizdai, toks kaip mini kaimelis, kompleksas su visokiais augalais. Tai Česterio kambarį. Česterio kambarys truputėlį geresnis, nes jis turi šoninį vaizdą. O čia tokie vaizdai atsiveria, tiesiog fantastika, man labai patinka tie ryžių laukai. Čia tada Česterio kambarys, joks pat išplanavimas, tiesiog, kad jis dar turi papildomą langą, tai aš po to daiktus persinešiu. Va, čia irgi atsiveria neregėti vaizdai. Kokios 10-15 minutės kelio nuo namų. Einam prie Waterfall ir čia šitas bent kaimelis, tai visiškai kaip iš pasakos knygų, labai Lomboką primena, tik tai Lombokas tokių kalnų aplinkui neturi jau. Čia keliaudamas supratau, kad šiek tiek pasilgau Lomboko, gražu tenai irgi. Ir čia turiu tokią nuojautą, kad šitoj būtent vietoj turėtų būti nesveikų Airbnb pasiūlymų. Įdomu, kiek čia haikint reikės. Bet gerai, truputėlį reikia prajudintas kojas, nes jos visos tokios sustirusios. Iš tikrųjų, aš dabar pagalvojau, čia turėtų būti hiking trailų nesveikų. Reikės čia kažką, nežinau, sugalvoti su šita vieta, kad kažkaip sekantys iki atvaryti čia, kokią savaitę užsimarinuot, pabūt, pasilsėti ir pahaikinti šiek tiek, nes tikrai, manau, čia turėtų būti labai gražių hiking trailų. Va, čia viena moterytė dirba, surenka šitos, susiriša, užsideda ant kupros ir neša, nesimato jos dabar, nes jinai jau pasikavojo žolėse. Ar čia tas krioklys? Nebejuokaukit jūs su tokiais kriokliais čia. Čia jau tokio patyrusio keliautojo su tokiais kriokliais, tai jau tikrai nenustebinsit jau. Prašyčiau. Nu, gražus. Bet, kaip ir minėjau, nenustebinsit jau čia su tokiu. Bet išsimaudyt, pasipliškenti tikrai verta. Galima kažką nusipirkti, atsigerti iš baro. Žmonės nuo tenai šokinėja, aš su pavydu žiūriu, bet aš su savo peršalimo simptomais susilaikysiu. O ten vienas drąsuolis rado vietą. Okay, impressive dude, impressive. Ir minė nusprendžia, ar buvo geras šuolis ar ne. Minė sako, kad buvo geras šuolis. Turime dar vieną smagumų mylėtoją. Nu, ar tu salto darysi ar ne? Ne. Panašu, kad šoksi ant kojų. Okay. Not bad. Bet iš minios aplodismentų sulaukta mažokai. Čia dar porą merginų savo laimę išbandys. Super. Mėgaukitės jūs, nesergantys žmogeliukai šituo nuostabiu kriokliu.
Atmosfera čia faina, geras čia spotukas. Tenai va dar yra vieta gera, aukštai. Barmenas neturi gražos, tai pasišūkavo ir va atneša jam pinigėlių iš kito baro ten. Jie galėtų kažkokį laidą nusikviesti tarp dviejų barų. Atsimu savo žodžius, žiauriai geras šitas kriauklys iš tikrųjų, nes čia reikia žiūrėti ne į kriauklio dydį, o į atmosferą, į aplinką, nes ta prasme šitas kriauklys tai taip yra pakavota šiek tiek ir aplinkui kalnai, ryžių laukai. Ta prasme tikrai labai geras kriauklys. Nuotaika keičiasi kas minutę. Kelionės pasibaigė, grįžom iš kriauklio ir dabar yra 5:30, 7 tradiciškai vakarienė ir radau savo rojaus kampelį, kur praleisiu sėdėdamas, tiesiog žiūrėdamas į kalnus. Va mano oazės kampelis. Čia tiesiog užsimarinuosiu 1,5 valandos. Nu dar droną pakelsiu, nes čia atrodo gera vieta. Ir čia, man atrodo, yra kambariai, tie, kurie mažiau susimoka. O taip atrodo. Visai jaukus kambariukas. Jau čia girdžiu kažkas tiktokina. Su gražia terasėlė. Atvažiuoja kompanijos. Nugi. Bus įdomu, man atrodo. Vakarienė dar net nepasibaigė, o Česteris jau už mikrofono griebė. Ready to the room. That's good. No. CrossFit, you see CrossFit? Snatch. And down. Up. Down. Up. Pull-ups. 1, 2. Oh yeah. Let's go. Okay. Sure. Are you ready? Yeah! Andiamo! Hai vado! Gal nėra pati geriausia mintis su savo vairuotoju ragauti šventąjį vandenį. Bet yra kaip yra. Rytoj pažiūrėsim, kaip seksis. Aš žinau, kad man šiandien yra šiuo metu labai gera nuotaika, bet rytoj aš atsimsiu dvigubai. Bet, kaip sakoma, gyveni tik vieną kartą, o rytoj galėsit pasijuokti iš mano nuotaikos. Iki rytojaus. Čia yra paskutinis video. Susimatysime per pusryčius. Oi, čia tikrai nebuvo Manto paskutinis video. Mes su Česteriu nusprendėme išeiti į miestelį ir pažiūrėti, kaip laiką leidžia kiti keliautojai. Tai vat galite įsivaizduoti, kokios kelionės vyksta, kai tu pasirenki su dideliam grupėm. Čia tiesiog viena iš vietų, kur vienas hostelis leidžia naktį. Mes dar po to nuėjome į dar vieną vietą ir dar vieną vietą. Visur vyko beprotiški vakarėliai. Miego buvo tikrai nedaug. Pasižiūrėkime, kaip Mantas jaučiasi ryte. Labas rytas, paskutinė diena šiandien, darosi šiek tiek jau liūdna.
nes reikia grįžti į realybę, reikia įsijungti telefono ryšius, pradėti galvoti apie darbą, bet 3 dienų, manau, užteko. Nu, su muzika visai kitaip važiuojasi, smagiai iš tikrųjų. Aš pasileidau Vocal Trance, seną gerą ten, kokį, nežinau, 2000-ųjų muzikytės, tai smagiai važiuojasi. Internete šiaip mačiau daug nuotraukų iš šitos vietos, populiari čia vieta pasidaryti nuotraukytę. O savijautą mano, tai net aš nekalbėsiu apie tą savijautą, jau visas stadijas perėjau, kosulys, sloga dabar, gerklė, žodžiu. Yra kaip yra, nu ir aišku, dar vakar organizmui irgi nepadėjau su tuo šventintu vandenėliu. Bet yra kaip yra. Nieko, grįšim, įsimiegosim, atsistatysim, į crossfitą pradėsim eiti. Viskas bus ok, nes medžiagos čia per 6 dienas surinkau, tai reikės sėsti ir montuot. Radau suoliuką tokį atskirai nuo žmonių, tai čia ir praleisiu savo 20 minučių. Jau jaučiasi, kad į galą kelionį, nes jau pradėjom su grupe kalbėti apie arbatpinigius, kiek arbatpinigių žadam palikti. Tai mano originalus planas buvo 1 milijoną palikti, čia yra apie 40 eurų nepilnai. Bet pasikalbėjau su grupe, tai visi galvoja ten apie 600 tūkstančių palikti, tai galvoju paliksiu 700. Tai bus mano tokia vidurinė stotelė tarp to, ką norėjau palikti. Ir girdėjau, kai kurie palieka 50 tūkstančių. Čia 50 tūkstančių, tai čia yra 2 eurai. Gal nu čia jau truputėlį jau įžeidimas jau tiek palikti, nes vis tiek tu realiai savo gyvybę jiem patiki, jie ten 3 arba 4 dienas rūpinasi tavim. Tai manau 700 yra gera suma. Va, kepa mėsytę, skaniai atrodo šiaip ir įdeda į balmy bandelę. Šiaip tai gerai atrodo, gal visai norėčiau. Naughty. Mūsų vairuotojai irgi yra pavargę, miega, va. Visi snaudžia, atsigulę. Saldžiai atrodo, tikrai. Bandysiu dar atsigaivinti su Red Bullu, kažkiek energijos įgauti ant paskutinių valandėlių šitam rojuje. Vienas man, vienas mano vairuotojui. Prasme su muzika, tai yra what the fuck. Aš paskutinę dieną leidau savo tik ausinukus įsidėti. Bet man reikia dar vienos dienos, kad su muzika čia dar pavažinėčiau, nes su muzika tai čia taip už širdies sugrėbė, kad trūko tiek, kad aš ryte neišbėgtų, ta prasme. Jausmas tai yra tikrai nenormalus. Nu, mano idėja buvo, kad tiesiog prasivalyti smegenis be jokių stimuliacijų kaip įmanoma mažiau. Tai, aš tą ir dariau, man tas ir pavyko, bet reikėjo 1 dieną be muzikos ir tada su muzika nuo vakar, nes kaip ir minėjau, širdies griebė. Ta prasme, Jeigu 1 dieną filmavau kiekvieną kalną, tai šiandien labai mažai filmavau. Nes ką tu čia, ką aš su tą medžiagą veiksiu. Reikia apsiraminti ir atvažiavom, įspėjo mus, kai atvažiavom, kad paskutinė stotelė čia mūsų. Paskutinis sustojimas, kaip sakoma. Liūdna, blemba. Negalėjau aš čia maksimaliai pasimėgauti, nes sergantis buvau, bet vis tiek nesustabdė manęs pajusti šitą magiško
kelionę. Bini? Ačiū Binui, kad 3 dienas išgelbėjo mano gyvybę. Labai geras driveris. Thank you, Bin. Atsisveikinimai. Nuotraukytės. Liūdna, iš tikrųjų darosi. Mano širdis pradeda liūdėti. Dar viena kelionė įsirėžusi tikrai giliai į atmintį. Misija pavyko, restartas padarytas, galva išvėdinta. Dabar galima su naujom jėgom grįžti į realų gyvenimą. Tai ačiū, kad žiūrėjot, iki kitų kartų ir kituose videose pasistengsiu nesirgti ir nebūt toks išsitaškęs, nes kartais net sunku buvo žodžius rinkti. Iki pasimatymo.